Sveiki visi, darbo dienos pabaiga ir trumpą vlogą nufilmuosiu, nes esu kažkada tai žadėjęs apie lagaminus pafilmuoti video, kaip aš išsprendžiau, iki ko daėjau, būtent smulkmenų organizavimą, transportavimą, nes jų tikrai yra labai daug. Žodžiu, tai esu išbandęs įvairių tų sistemų ir kas labiausiai patiko. Čia turbūt, kad kiekvieno yra pasirinkimo reikalas, bet man yra labai aktualu vieta, sutaupyti kuo daugiau vietos savo autobuse, nes žemas trumpas, žodžiu, per daug neprikiši, nors atrodo, kad jisai ir taip yra guminis. Esmė tame, kad ieškojau kažkokių tai kompaktiškų lagaminų, esu bandęs ir didelius tos, ale tai smūgiam atsparius, neskestančius ir panašiai, bet problema buvo ta, kad jie užima labai daug vietos ir, kaip čia pasakius, jų telpa ribotas kiekis, o smulkmenų yra labai daug, arba turiu daugiau aš tų smulkmenų, negu kad galiu sukišti tuos didžiuosius smūgiam atsparius lagaminus. Žodžiu, priėjau aš prie tokio dalyko, kad hilti. Ko man patiko, aišku, toj parodysiu, ką aš juose vežioju. Bet va, matot, kiek yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagaminai. Ir pagrindinis jų privalumas tai yra talpumas. O, dar vienas po kojom valiuojasi. Pagrindinis privalumas tai yra talpumas ir kad jie patys neužima tiek daug vietos, kaip kad, pavyzdžiui, mano praeiti lagaminai Keterio. Va, jo, jie labai tvirti ir panašiai, bet problema būdavo ta, kad juos sukišti, jie buvo pas mane va čionais va sutalpinti, matot, tai dabar jau čia praktiškai vietos nėra. Va, aš saugos diržus susidėjęs į didesnį lagaminą, ten mano DX antras, žodžiu, viskam reikia vietos, nes niekada nežinai, kada prireiks to įrankio ir žodžiu, kad sutaupyti tą laiką, tai aš mėgstu visada būti pasiruošęs bet kokiom situacijom. Va, tai sistema yra labai paprasta, niekas nesifiksuoja tarpusavį, man praktiškai ir nereikia, todėl kad aš visada, autobusas mano visada yra darbo vietoj. Turiu omeny, kad aš nekeliauju kažkur tai tarp smulkių objektų, man nereikia lipti ten kažkur tai ant stogų, žodžiu, ar panašiai. Turiu omeny, kad va, kolegos yra skardininkai, kažkas tai darbuojasi ant 9-aukščių stogų ir panašiai, tai aišku, jie renkasi kitą sistemą, šitą, kas be ko nelabai tiks. Mano poreikiams tai jinai puikiai tinka. Va, aš užrašęs paprastai su markeriu replės, kažkur tai aišku jau čionais yra pasimėtę, naudojau aš tų replių nemažai, tai jie praktiškai pas mane užsipildo pilni. Ir va, aš rodysiu, ką aš juose laikau ir pamažu dėliosiu, pamatysit, apie ką aš kalbu, turiu omeny, ką aš turiu omenyje, sakydamas vietos taupimas. Va, peiliai ir pjūklai, pavyzdžiui, čionais yra visokie pjūkleliai, ten daugia funkcinio, žodžiu, šito krokodilo vadinamo siaurapjūklio pjūkliukai, geleštės ir panašiai. Va, tai peiliai ir pjūklai. Va, puikiai jisai pas mane čionais įsikomplektuoja. Žirklės kažkokios, darbavausi su šitais įrankiais, tai dabar jie tokie pustuščiai, bet manau, kad esmę suprasit. Va, jau 3 lagaminai, vietos neužima, čianais pas mane nieks neužrašyta, bet aš atsimenu, kad tai yra atsargos, kas liečia parakinį mano šautuvą DX2. Tai va, čianais grinai tokios yra atsargos, kur ko prireiks, kažkokie tai laikikliai, vinis ar panašiai. Aišku, kada yra konkreti užduotis ir darbas, tai aš jau pasirūpinu tom medžiagom, bet jeigu kažko tai pritrūksta, tai va, aš turiu pasiruošęs. Va, be jokių kažkokių tai įdėklų ar panašiai, viskas paprastai sudėta, karūnos pagrindinės, kurias dažniausiai naudoju. Irgi gaminu. Tarp kitko, šitas netgi yra ne
ne kažkoks tai consumable case, o nuo įrankio. Matot, čia buvo įrankis įdėtas. Tai va, jau 5 lagaminai. Toliau kažkokios tai smulkmenos, va, santechnikos. Tai yra va, raktai, kažkokios tai jungtis, ten šlangą pasijungt, dar kažką tai. Būna įvairių situacijų, kada prireikia tokių dalykų. Ir jeigu jų nėra tą sekundę, kada reikia, tai dažniausiai būna, kad prarandi daug laiko. Va, tai santechnika atskirai sudėta. Va, 6 lagaminai. Dabar turiu visokias irgi atsargos. Įvardinta kaip atsargos. Tai čia nais aš laikau va, šakutės kažkokias, kabeliui ten pakeisti, dar kažką, nes jos kaip taisyklė dega. Kažkokie tai varžtai mažai naudojami, gipsiniai, va, ankeriai ir panašiai. Kniedžių kažkokių, va, varštelių savisriegius jau baigiau šiandieną. Smulkus varšteliai, kurie retai naudojasi, bet kai kada jų prireikia. Vagai, vago kaladėlės. Irgi kažkur kažką tai pasijungti statybvietėj, kad nereiktų žaisti su izoliacijom. Kitas lagaminas eina o taip. Tai va, kiek mažai vietos, ko man reikia. 7 lagaminai, va, į kampą susistatė. Viskas, aš neturiu jokių problemų su transportavimu. Tai jeigu įsivaizduoja, tai 6 keterio lagaminai, tai man užimdavo vat, šitas 6 lentynas. Vat, pagal juos aš buvau padaręs tokias lentynas. Tai žodžiu, į tuos 6 aš niekaip netilpdavau, plus jie dar nėra tokie talpus. Kas liečia patį tvirtumą plastiko, tai ką žinau, man jie veikia, nematau problemų, ta prasme, neglostau, nesaugau aš jų kažkaip tai. Žodžiu, man viskas puikiai veikia. O čia yra jau, reiškia, kažkokių atsargų lagaminas. Tai va čia aš naudoju grąžtams. Va, tai susidedu visokius grąžtus. Jeigu aš matau, kad man reikės gręžti, pavyzdžiui, name daug skirtingų diametrų kiaurymių, tai aš tiesiog imu visą lagaminą ir keliauju tiesiai į darbo vietą. Va, nes dar kažkada tai pas mane buvo, ko čia nefokusuoja, dar kažkada pas mane buvo čianais ne lentynos, o stalčiai. Ale tai bandžiau tokią sistemą patikrinti, kad laikyti visas tas smulkmenas stalčiuose. Va, tai susidurdavau su tokia problema, kad jeigu reikia, kaip jau minėjau, kelių skirtingų smulkmenų, ten grąžtų, replių ir panašiai, tai aš tada turiu eiti, pasiimti kažką tai ir kažką tai būtinai, aišku, pamirštu. Va, tai tą problemą aš dalinai išsprendžiau su didesniais tais lagaminais, o paskui susidūriau su tą problemą, kad man vietos vis tiek mažai. Tai vat daėjau iki to, kad va tokius va plonus lagaminus, kurie yra tikrai labai talpus, įsigijau ir, žodžiu, viskas puikiai veikia. Nu, bent jau kol kas viskas puikiai veikia. Va, dar vienas lagaminas, pavadinęs kaip ekstra. Tai čia nais visokie tokie dalykėliai, kurie yra iš viso retai naudojami, bet naudojami. EPDM voliukas, tai aš jį naudoju šitom sandarinimo juostom prispausti. Nu, tyveko ten ir panašiai. Va, skardos lankstymo toks įrankėlis. Irgi rečiau naudojamas, bet naudojama. Čia va atsarginės detalės nuo terasų paslėptų varžtų. Obliukas kai kada reikalingas. Nu, va tokie dalykai. Va. Ir pagrindinis lagaminėlis dažniausiai naudojamas. Tai aš jį laikau čianais. Šitoj vietoj, tai čianais yra visi angaliukai. Visi bitukai, visi smulkus grąžteliai. Žodžiu, kažkada gavau iš Festulio dovanų. Tai va čianais, va jisai labai puikiai man pasitarnauja. Skirtingos galvutės, viskas tvarkingai sudėta, visada viską randu.
Va, kadangi vietos trūksta autobuse, tai vat čia dar 2 porų ožiukų trūksta. Va, tai aš, kad ožiukų susidėti ir kad grindų neužimtų, tai aš padariau va tokią va ant greitos rankos, kaip čia pasakius, tokią va pakilą. Va, jūrinės plokštės gabalas ir 2 balkiukai. Va, ir kada reikia, aš galiu išimtis. Žodžiu, nėra standžiai prifiksuota. Žodžiu, tai va, tai tokie reikalai. Pakomentuokit, kokius lagaminus jūs naudojat. Turbūt retas, kuris rinksis šitą sistemą, nes jinai yra, kaip čia pasakius, retai kada naudojama, nes jinai niekaip nesusikabina ir niekaip kitaip tu jos transportuot visos kaip sistemos negali, nes kadangi, žodžiu, po 1 lagaminą, po 2 lagaminus, maks po 4 gali nešti. Dėl to, kad neturi nei ratukų, nei nieko. Bet kaip minėjau, man puikiai pasiteisina, todėl kad pats mano autobusas yra tai kaip įrankių dėžė ant rato. Aš įvažiuoju tiesiai į savo darbo vietą. Tai žodžiu, tokie tie reikalai. Kam patiko video, spauskit laiką, komentuokit, įdomu bus padiskutuoti, ką manot, ką patys naudojat ir panašiai. Nu va, toks vaizdelis. Ir dėl lagaminų dar ką norėčiau pridėti, kad viskas tvarkoja, tos vietos kaip ir užtenka, bet va, kada reikia, pavyzdžiui, kažką tai tokio įsimesti, va, pavyzdžiui, plautuvas, ane, tai viskas, praktiškai vietos nėra, viskas užkrauta ir tada problematiška gabenti tokius įrankius, kurie yra irgi retai naudojami, bet užima daug vietos. Nu, žodžiu, kurie sandėly dažniausiai būna. Tai va, tai dėl to aš ir priėjau dėl tų lagaminų, dėl šito būtent sprendimo kompaktiškumo. Va, nu ir ką, dabar, kadangi jau kažkas tai vis tiek dažiūrėjo video iki galo, tai dėl transportavimo sistemų, va, pavyzdžiui, aš jau kokius metus turbūt naudoju, aš prekiauju šitais va visais dalykėliais, kas liečia visokius va tvirtinimus, kabliukus ir panašiai, kad transportuot įrankius, baterijas. Žodžiu, tai norėčiau parekomenduoti jums, paliksiu nuorodą. Parekomenduot, nu, aišku, tai yra reklama, bet esmė tame, kad yra išbandytas produktas. Vat anksčiau aš spręsdavau visus tos reikalus va tokiu principu, matot, plieninė juosta, čia kažkur tai tokių juostelių buvau pridėjęs. Va, ir tikrai trūko kažko tai tokio išdirbto produkto, vat, kažko tai tokio. O, todėl aš pradėjau prekiauti šitais dalykais. Tai šitas irgi kaip ir veikia, nu, bet ne tas. Vis tiek ne tas. Nu, dabar, aišku, aš nenuimu jo. Būna, tegul būna. Bet va visur, kur papildomus, tai dadėjau stealth mount, ar kaip čia jį tarti taisyklingai. Žodžiu, labai pasiteisinęs dalykas. Tai nėra kažkoks tai 3D printinimas ar panašiai. Tai yra lėtas plastikas, jisai yra labai tvirtas ir tikrai netrukinėja. Taip kaip mato, čionais va jau apsibraukia. Žodžiu, aš suktukus va visus tokius įrankius, kurie turi būti greitai pasiekiami ir kurie gali būti pakabinti, tai vat, juos vežioju būtent taip. Dideli suktukai, maži suktukai ir panašiai. Ir lygiai taip pat, nu, kadangi vien tik tai Hilti įrankiai, tai vat Hilti yra laikikliai specialiai. Jų irgi to paties gamintojo. Nuorodas paliksiu, pamatysit pas mane ten online parduotuviai. Žodžiu, va, ir tinka Boschui irgi. Tiesiog įsimeta, neįsifiksuoja, bet tinka. Va, tai aš ten turiu ir Festuliui, ir Makitom, ir, žodžiu, visiems gamintojams, ir Devoltams. Va, ir gulšiukų laikiklių turiu irgi. Tiesiog pas mane yra toksai vat skyrius, kur gulšiukų susidėt. Tai aš jų nenaudoju, bet turėkit omeny, gal kažkas tai kažkokioj tai ten ant sienos tvirtinat, pavyzdžiui, garaže arba tam pačiam autobuse, tai tas visas tikrai irgi pasiteisins. Va, tai aš visur jų pridėjęs. Žodžiu, labai patogu, niekas neišsimėto, neišsispardo ir kas svarbiausia, visada yra viskas vietoj.
Nu, turiu omeny, kad atsidarei duris ir iš karto pasiemi, iš karto dirbi. Va, tai tas yra man bent jau labai svarbu. Va, nežinau, kodėl Hilti yra morkavo spalva, ne raudona, bet man tas esmės nesudaro. Svarbu, jisai veikia ir viskas. Tai va. Nu ir kabliukai, tai aišku, jų yra skirtingų tipų, yra storesni ir plonesni. Va. Ir yra viengubi ir dvigubi dar, man atrodo. Nu, pasižiūrėsit, aš paėmiau va tokius va. Tai aš galvojau, kad gal nutrūks, tipo kaip važiuoju nuo smūgių, gal sulūš ar dar panašiai, bet nieko. Tikrai tvirtas daiktas, laikosi puikiai. Čia su bėlė kokiais va gipsiniais varžtais aš prisukau ir tikrai viskas puikiai tarnauja. Va, šitą gal irgi pakeisiu, bet kol kas tingiu. Tai va, tai tiek reikalų. Čia va, metriukai fiksuoju. Žodžiu, nu, bet kam, čia panaudojimo galimybės tai tikrai didelės. Nu, va, dabar jau tikrai viskas. Ačiū visiems dar kartą uždėmesį. Kam patiko produktai mano dabar va, atsiliepimai reklamuojami, tai palieku nuorodas į parduotuvę, užeikit, pasidairykit, gal įsirinksit savo kažką. Iki kitų video.